Išvengti pavyks man sutrumpinus. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Valdė Adamkau, Seimo pirmininkė, kolegė Loreta Graužinienė, maršalko Senato ponia Kots, delegacija Lenkijos, Lietuvos Seimo nariai, aš matau Lietuvos valstybės pirmąjį vadovą ir mūsų revoliucijos lyderį profesorių Landsbergį, matau opozicijos lyderį Andrių Kubilių, matau gausius Seimo narius, diplomatus, džiugę bendruomenę, kuri kartu šiandien mini šitą Europos palikimą. Atstatytose rūmose, kurie pakeliu yra į tai, šie rūmai yra pakeliu į tai, gerbiamas pirmininkė Kirkilė, yra į tai, kas yra Krokovai, tai yra į Vavelį. Tik Lietuvos Seimo delegacija oficialiai dalyvavo prezidento Kačinskio ir 99 šalia buvusių žmonių žūtį. Tai buvo balandžio 20 diena. Aš manau, mes šiandien visi, tiek Lenkijos Seimo nariai, matau ir sėdinti buvusi prezidento Kačinskio vyresnį patarėją Kaminskį, visi mes turbūt jaučiame, kad ponas Kačinskis, prezidentas Kačinskis šiandien ir visa ta žmonių bendrija, kuri savo širdyje, patikėkite, turėjo Kostiuškos, Pliaterytės, Kalinausko palikimą, jie yra su mumis. Prezidentas Kačinskis šiandien yra šitoj salėje, kaip ir jis buvo su prezidentu Valdu Adamku Tbilisyje per pačius baisiausius laikus, kai Tbilisyje grėsė bombardavimas. Bukarešte per labai atsimintiną NATO samitą, kai Ukraina buvo 8 metais bandoma pakviesti čia esančio mūsų buvusio šalies vadovo ir prezidento Kačinskio iniciatyva. Kaip mes priimame šį didįjį didžiojo Seimo palikimą šiandien Seime? Aš manau, mes jį priimame teigiamai. Tai yra tų debatų, kurie buvo Lietuvos Seime rezultatas. Ši diena Lietuvoje yra atmintina diena, atsivertę kalendorius jūs galite pamatyti, kad ta diena yra minima Lietuvos žmonių visoje Lietuvoje. Ši diena yra mums svarbi, ne tik tai ir spalio priedas svarbus, bet svarbi kaip anos pilietinės visuomenės vienintelis ginklas prie artėjančios tuo metu okupacijos. Tai buvo atsakas į supratimą, kad po kelių metų dviejų tautų valstybė žlugs. Tai buvo branduolinis atsakas, kadangi ši ideologinė platforma, kuri buvo susijusi su būsimom pilietiniam visuomenėm, atlaikė visą XIX amžiaus išbandymą. XIX amžiaus mūsų sukilimai iš esmės buvo šios konstitucijos aidas. Aš nekaip negaliu, man tiesiog knieti pacituoti Adomo Mickevičiaus, kurio mūsų delegacija aplankė Krokovai, Vavelį ir Mickevičiaus paminklą padėjo gėlių ir Mickevičiaus Lenkų tautos raštai, kurie iš esmės buvo, pavadinčiau juos lietuvių tautos raštais, išleista 1832 metais Paryžiuje, taip rašė. Ta toji triada, čia yra apie 1791 metus, Austrijos, Prūsijos ir Rusijos imperatoriai sukūrė naująjį stabą, bjauriausią iš visų, ir pavadino tą stabą interesu. O toks stabas net senovės pagonims nebuvo žinomas, taip rašo Adomas Mickevičius. Tuo tarpu interesui lankstėsi visos tautos ir kalbėjo karaliai. Jeigu mes išplatinsime to stabo kultą, tai lygiai taip pat, kaip tauta kariauja su tauta, vėliau pradės kariauti miestas su miestu, dar vėliau žmogus su žmogumi. Ir atlygino jiems Dievas, rašo Adomas Mickevičius, nes didžioji tauta Lietuva susivienijo su Lenkija kaip vyras su žmona, dvi sielos viename kūne. Nors niekad anksčiau tokios tautų sąjungos nėra buvę, bet vėliau Europoje bus. Nes tas Lietuvos ir Lenkijos susivienimas ir santvarka ženklina būsimą visų krikščioniškųjų tautų sąjungą vardan tikėjimo ir vardan laisvės.
Šis nepaprastas Adomo Mickevičiaus ir žvalgumas tuo metu jis buvo Paryžiui, bet Lietuva buvo Lenkija pavergta. Iš esmės atsakymas šiandien visiems realpolitik atstovams Europoje. Tai yra sakinys apie tuometinę realpolitik, kada Lietuva ir Lenkija jau buvo parduota, besidalinant Lietuvos Lenkijos valstybę. Ir čia tenka prisiminti, kad mes turime 225 metus ne tik tai, gerbimi kolegos, nuo Lenkijos Lietuvos bendros pilietinės konstitucijos, bet ir maždaug 225 metus, kai egzistavo mūsų bendrovo valstybė nuo 1569 metų Liublino unijos. 225 metai Liublino unijos ir Lietuvos Lenkijos valstybės ir 225 metai, iš kurių tik 50 metų Lietuva ir iš esmės Lenkija buvo laisvos. Tad tas palikimas, tie du skaičiai verčia mus budriai stebėti ES eigą. Čia aš stebiu mūsų užsienio reikalų ministrą, kuris, aš manau, remia šią idėją. Ir matyti Lietuvos valstybės nacionalinius interesus ES viduje ir atsiminti tuos, kurie istoriškai visada rėmė mūsų kovoje už laisvę. Todėl, stovėdami su prezidentu Duda balandžio 20 dieną, minėdami prezidento Kačinskio žūtį ir laukdami, kol Europa irgi imsis šios žūtės papildomo tyrimo, aš manau, mes čia visi kartu atsimename didįjį palikimą, šį palikimą, kuris įpareigoja mus šiandieninėje Europoje glaustis, būti kartu, solidarizuotis ir ieškoti išeičių dabartiniai Europos kriziai. Šis palikimas yra didingas. Ačiū, kad jūs visi esate kartu, ačiū, kad esate šio palikimo pusėje. Ačiū. Ačiū, gerbiamas mielas Emanueli, už tavo įžvalgas ir aš tiesiog priminsiu visiems, kad štai tas dokumentas